92 metais pasienio apsaugos tarnyboje, Nidos užkardoje. Pabuvęs civiliam gyvenime, supratau, kad traukiu kario profesiją. 98 metais pradėjau tarnybą Birutės batalione. Vilkaviškietis Aldas karinę tarnybą sako pasirinkęs dėl jį sužavėjusios karinės tvarkos, ieškodamas iššūkių ir savęs išbandymų. Jis nuo mažens yra fiziškai aktyvus, mėgsta sportuoti. Šiuo metu daugiausiai užsiema lengvąją atletiką, dažnai bėgioja. Bėgimui renkasi tiek bataliono teritoriją, tiek trasą prie namų. Bėgioja karys apie 3 kartus per savaitę, per treniruotę vidutiniškai įveikdamas po 10 km. Per 2 minutės atsispaudžiu 76 kartus, susilenkiu 94 kartus ir 3 km prabėgu per 11:46. Grandinis Aldas Čižauskas yra baigęs Alytaus pirmąją profesinę technikos mokyklą bei Alytaus kolegiją, kur įgijo informacinių sistemų technologijų inžinieriaus profesinę kvalifikaciją. Karys taip pat yra kvalifikuotas fizinio rengimo instruktorius. Aldas tarnybos eigoje yra dalyvavęs net 4 tarptautinėse misijose, 2 iš jų buvusioje Jugoslavijos Respublikoje, po 1 Irake bei Afganistane. Karys yra apdovanotas Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sistemos medaliu už tarptautinės operacijas, Lietuvos kariuomenės pajėgų medaliu už pavyzdingą tarnybą, NATO medaliu už dalyvavimą NATO operacijoje Afganistane, nekartą skatintas bataliono bei kariuomenės vado padėkomis. Aš manau, kad kiekvienas karys turi būti fiziškai pasirengęs ir užduotim atlikti. Ir tas mane skatina fiziškai tobulėti. Kitiems kariams norėčiau palinkėti, kad sportuotų ne dėl rezultatų, o dėl savęs, o rezultatai ateina patys.